Hei, sveikinu, įžengus į naujus žaliojo drakono metus. Ir kaip ir kiekvieni metai, jie bus įdomus, kupini naujų atradimų, atsinaujinimo ir įkvėpimo. Ir taip pat linkiu šiais metais pačiam tapti to įkvėpimo šaltiniu kitiems, tiesiog spinduliuoti savo šviesą, nes tu esi beribis šaltinis, tu esi beribis kūrėjas, tu esi beribis genijus. Ir tu gali panaudoti viską, kas vyksta tavo gyvenime, kad tiesiog atskleisti dar daugiau įkvėpimo genialiai kūrybai ir magijai ir meilės plėtojimui šioje žemėje. Tom ir nuostabi ta laiko patirtis, to linijinio laiko patirtis, kad mes kaip beribis šaltinis galime po truputį įpilinėti savo beribės šviesos į šitą visą progresuojančią sąmonės evoliucijos kelionę. Ir tada įvertinti šitą virsmo vyksmą. Rašo lėtas ryšys, bet tikiuosi transliacija netrukinėja, nes iš tikrųjų noriu pasidalinti labai giliom įžvalgom. Ir visų pirma, dar prieš tai noriu palinkėti tiek savo, tiek visiems šiems naujiems metams dar vientisiau ir ryškiau suvokti, kad viskas, kas vyksta tavo gyvenime, taip kaip vyksta, yra tavo giliausio troškimo išsipildymas, veiksme. Vėlgi, tai yra beribis procesas. Jisai neturi pradžios ir pabaigos. Tačiau pats šitas atpažinimas, šito fakto atpažinimas, arba kad ir jo, šitos kaip ir prielaidos, galima tai vadinti net ir prielaidą, nors po to tu iš tikrųjų pamatysi, jog tai yra tiesa. Tačiau bent jau daleisk, kad viskas, kas vyksta taip kaip vyksta, yra tavo geniali kūryba. Ir viskas pasitarnauja tavo kūrybai. Viskas tave augina. Tada tu gali jaustis besąlygiškai laimingai, nes tavo laimė, tavo sėkmė nepriklauso nuo to, kas vyksta per dieną, nuo to, kaip pasisekė ir taip toliau, bet tai priklauso nuo to, kiek tu sugebi besąlygiškai visą tai priimti visą tai su besąlyginė meilė ir panaudoti. Vėlgi, gimdant daugiau išminties, daugiau nuovokumo, daugiau sąmoningumo, daugiau meilės, daugiau gerumo savo gyvenime. Ir prie to paties dabar taip gražiai ir dėliojasi šitą įžvalgą, kad suvokti, kaip ir aš anksčiau esu pasidalinęs, dariau tokią transliaciją pavadinimu, kad nesąmoningumas yra tik tais sapnas, iš kurio pabundame, nes nėra realaus nesąmoningumo. Yra tik tais dar neįsisąmonintas sąmoningumas. Tai kas mums atrodo vyksta nesąmoningai, tai ką mes net patys darome, reaguojame ir taip toliau nesąmoningai, už to vis tiek slypi sąmonė.
tik tai jinai dar nėra įsisąmoninta. Tai kada vyksta kažkokie nesuvokiami, nesąmoningi, pasąmoningi dalykai, tai aš kviečiu visą laiką žvelgti giliau, niekada savęs ar kitų už tai nekaltinti, neteisti, bet vis tiek žiūrėti, kas iššaukia tas reakcijas, kodėl taip įvyko. Nes už to visą laiką yra gilesnė intencija. Nes viskas, visa beribė kūrinė iš tikrųjų yra persmelkta sąmonės. Tik tais mes dažnai tą sąmoningumą ir sąmonę rišame tik tai su šituo savo kasdieniu mąstančiu protu. Bet iš tikrųjų už šito kasdienio mąstančio proto yra vadinama pasąmonė ir pasąmonė iš tikrųjų nėra žemiau už šitą protą, jinai yra aukščiau už šitą mąstantį protą. Jinai talpina daugiau sąmonės iš tikrųjų. Tik tiek, kad ta sąmonė veikia automatiškai, tam, kad tau nereiktų apie visą tai galvoti. Bet tame yra iš tikrųjų daugiau sąmonės. Ir virš to jau tada eina dar aukštesni sluoksniai. Kaip įvairūs ten kolektyviniai sutarimai, sielų sutarimai, tas aukštesnysis aš, kuris ir leidžia tą savo energiją pirmiausia per pasąmonę. Ir tai mums išsiverčia kaip tie gilūs vidiniai impulsai, jausmai, kaip ir ta pati meilė, kurios mes negalime pilnai suvokti, bet mes akivaizdžiai ją jaučiame ir jinai mus judina, tam, kad mes ir atrastume daugiau savęs, tam, kad mes išplėstume savo nuovokumą apie save ir savo gyvenimą. Ir iš tikrųjų galite pamatyti, kaip ir pavyzdžiui, mylėjimėsi dviejų žmonių irgi, tai tarytum toks visiškai stichiškas ir nekontroliuojamas procesas, bet tai tada natūraliai įeina daugiausiai tos sąmonės, nes tai yra įdomu, tai yra labai įdomus ir jaudinantis procesas. Tas pats ir mene, pavyzdžiui, kaip mano mylimoji dabar paišo tos šviesos kodus, tai jie irgi nėra kažkaip suplanuoti, jinai tiesiog pasijungia ir jai tiesiog tai liejasi, taip visiškai spontaniškai, bet tada pamatai iš tikrųjų, kiek daug sąmonės lypi tose raštuose, kiek daug jie pasako, ko tu atrodo negali taip suvokti tokiu linijiniu mąstančiu kalba protu, bet tai kalba su gilesniais mūsų sluoksniais. Ir lygiai tas pats su visais tais negatyviais, atrodančiais negatyviais, nesąmoningais dalykais. Kada kažkas įvyksta, tokio nesąmoningo, kas mumise trigerina negatyves reakcijas. Tai visa esmė nėra įvykiuose ir kokio ten stiprumo tie įvykiai, bet esmė, ką tie įvykiai iškelia mumise, mūsų vidinėme pasaulyje. Nes kartais gali būti labai kažkoks smulkus nukrypimas, smulki klaidelė, bet vidinė reakcija gali būti labai didelė. Ir visa esmė ir yra žiūrėti į tą reakciją, kodėl aš taip sureagavau. Nes ten greičiausiai bus paliesta tam tikra vidinė žaizda, kuriai reikia suteikti daugiau meilės. Nustoti priešintis. Visų pirma, tai vidiniai tamsai, baimiai, skausmui, liūdėsiui, atvirkščiai pilnai išleisti tą tamsą. Netgi leisti tai visai tamsai persmelkti visą tavo patyrimą. Pilnai pasiduodant tam. Ir tada, kada tu pilnai atsiveri tai tamsai, ir netgi leidėsi jos užvaldomas, tai tada atsiranda atvirumas. Tada toje tavo žaizdoje atsiranda atvirumas priimti meilės. Ir tada iš tos tamsos pradeda dygti nauja šviesa, nauja gyvybė. Ta energija yra perdirbama. Panašiai kaip Matricos trečiam filme, kada Neo ten kovoja su tuo agentu, kuris yra jo šešėlinė, galima sakyti, pusė. Ir jis galiausiai ant pat galo tiesiog leido jam prasiskverbti į jį ir tada viskas taip nusiklojo šviesa. Tai čia lygiai tas pats vyksta ir mūsų vidinėme pasaulyje. Mes taip priešinamės tom negatyviom reakcijom, bandom visaip kaip ignoruoti, užstumti,
nežiūrėti į savo abejingumą. Ir tas va tada ir kuria tas visas nesąmoningas reakcijas, tos visus nesąmoningus veiksmus, kad atkreipti mūsų dėmesį. Tai va, už tų visų nesąmoningų veiksmų visą laiką yra gilesnė sąmonė. Aš galiu, pavyzdžiui, duoti vieną iš pavyzdžių, kuris man neseniai įvyko. Tai žodžiu, mes šiandien kol kas vargsame su internetu šitoj lokacijoje ir jau greitai jo pasiimsim naują, bet mes dabar esam pasiėmę tokį modemą pasibandymo laikotarpiu ir ten jisai padėtas aukštai ant spintelės. Ir aš vakar ten tiesiog stumiu kolonėlę, kad būtų arčiau kambario ir ta kolonėlė ten yra sujungta prailgintuvais ten per visą kambarį iki pat tos spintelės. Ir aš, žodžiu, stumdamas tą kolonėlę ir nematydamas, kas vyksta man už nugaros, nuverčiau nuo spintos tą modemą. Ir tokia jo, labai stipri reakcija, tokia, wow, čia bum, toks didelis bum. Ir toks nesuvokimas, kas ką tik įvyko, ir tada pasižiūrėjau, kad jo, ten nulūžo ta jungtis. O tas modemas ten kainuoja ten virš 300 eurų. Ir aišku, aš nežinau, ten gal greičiausiai ten užteks pakeisti tą patį įkrovimo laidelį. Bet vis tiek reakcija man jie įvyko. Nors ir tuo pačiu metu jau yra ta tyla, ramybė. Vat kada tokie įvykiai vyksta ir pamatau, kiek aš esu integravęs. Tai visą laiką jau yra ta taika, viskas yra praleidžiama, bet aš nieką neiškeičiu savo vidinės ramybės, savo vidinės taikos. Tačiau vis tiek aš matau, kad kažkokia vidinė reakcija įvyko. Ir tada aš pradėjau žiūrėti. Nebandyti vien tik tais to taip praleisti, nes jeigu jau kažkoks jausmas vyksta viduje, tai verta pasižiūrėti, kodėl jisai vyksta. Ir aš tada atradau tokią, kaip kažkokią dar neįsisąmonintą, gal vaikystės žaizdą, kuri yra susijusi su pralaimėjimu. Yra kažkoks įsitikinimas, kad tu esi pralaimėtojas, kad tu susimovei, kad dabar viskas tavo gyvenimas sugriūna. Ir tie įsitikinimai labai taip veikia, kad jie susiaurina mūsų požiūrį, užtamsina mūsų požiūrį, kad iš tikrųjų taip atrodytų, kad ir smulkus kažkoks dalykas įvyksta, bet prasideda visokios negatyvios asociacijos, kurios bando tavo dėmesį įtraukti į tokią perspektyvą, kur tu esi visiškame pralaimėjime. Ir netarytum neįmanoma jau matyti kitų kažkokių labiau pozityvių perspektyvų. Tai šitaip veikia negatyvūs įsitikinimai, todėl reikia labai gerai suvokti, kad jie būtent taip ir veikia. Toks yra jų darbas. Ir kada tu tai suvoki, tada gali lengviau pabusti iš tų siaurų perspektyvų ir pamatyti, kad viskas yra gerai. Bet kaip ir sakau, ne tiek esmė yra tame, koks ten tas įvykis, nes kitiem ten daug stipresni įvykiai vyksta ir viskas ten susitvarko. Bet esmė yra reakcija. Ir pasižiūrėti į tą vidinę žaizdą, iš kurios ta reakcija iškilo. Nes kartais iš tikrųjų tu turi būti nuvestas į tą pragarą, į tą vidinę tamsą, kad tu pagaliau įneštum tos šviesos ir meilės savo vidui, kuriam to reikia, kuris to šaukėsi. Ir tai yra labai sakralus toksai virsmas, kada tu atsiveri tai savo vidiniai tamsai, savo abejingumui, savo baimėms, savo nepasitikėjimui. Tai, ko tu kiekvieną dieną vengi. Ir labai stengiasi tada, kuri visokias strategijas, netgi naudoja visokias dvasinės praktikas, kad išvengti to nemalonaus jausmo. Ir tai tik tais tave užsuka į kančios kilpą iš tikrųjų. Kuri tave galiausiai vis tiek sugrąžins prie savęs, integruoti savo vidinės
dalis. Integruoti skausmą, integruoti liūdesį, integruoti tas visas sunkias pastangas, mylėti viską kaip išmintinga senolė motina myli savo anūkus ir taip toliau. Ir tada tame atvirume iš tikrųjų gali įvykti labai nuostabūs stebuklai ir galiausiai ta visa tamsa tampa įkvėpimo šaltinis, vat kaip ir dabar. Man įvyko toks įvykis, įvyko kažkokia transformacija vidinė ir dabar aš esu įkvėptas tuom dalintis su pasauliu. Ir aišku, ir vėliau tai gali skleistis ne tik tais tokiam formate, tai gali skleistis mene, tai gali skleistis moksle, tai gali skleistis visur. Ir būtent šitas laikotarpis tos žiemos saulėgrįžos, kada yra tamsiausia naktis, būtent tai ir simbolizuoja. Tai reiškia, ilgiausia, tamsiausia naktis, tai reiškia, būtent susidarimas su savo nesąmoningumo gyliu, su savo pasąmonės gyliu. Ir tada, kas įvyksta, kada mes nueiname į tą gylį, tai tada iš ten pradeda kilti nauja saulė, nauja šviesa. Ir visas tas gylis, kurį mes nueiname savo vidinėje kelionėje, tada jo tampa labai dideliu potencialu meiliai ir kūrybai. Nes iš tikrųjų tie iššūkiai, su kuriais mes susidurėme gyvenime, yra mūsų didžiausios dovanos, pagimdančios daugiausiai galios, daugiausiai išminties, kurią tada aš kviečiu dalintis pasauliu, spinduliuoti savo unikalią šviesą, dalintis savo unikalią brangią patirtimi. Tavo patirtis yra be galo verta. Mes visi esame skirtingi, bet mūsų vertė yra lygi. Mūsų visų vertė tose skirtumuose yra absoliuti. Ir mes visi esame lyderiai savo gyvenime. Ypatingai, jeigu tu klausai mano žinučių, mano transliacijų, tai be abejonės žinok, kad tu esi šito pasaulio transformacijos vedantis kraštas. Mes visi kartu tame, mes esame komanda, besąlyginės meilės komanda. Ir ačiū tau labai. Ir su šią nata taip pat kviečiu į savo artėjantį internetinį kursą, kuris vyks netgi 6 savaitės, bus toksai ilgas internetinis kursas pavadintas Sava vaga, nuo sausio 11 dienos, tai nuorodą rasi šio įrašo informacijos skiltyje. Ir šitas kursas dėl ko yra toksai ilgas ir pavadintas Sava vaga, nes tai bus būtent tam, kad fokusuoti savo energiją, kryptingai fokusuoti savo energiją į atsidavimą savo širdies keliui. Tai bus tokio dvasinio ir praktinio palaikymo kursas, kur mes nuolatos palaikysime ryšį, palaikysime fokusą, palaikysime įkvėpimą, palaikysime būdinančius priminimus vieni kitiems, kad galėtume iš tikrųjų kryptingai judėti savo širdies keliu prieš visus trikdžius, kurie mus išbando gyvenime. Tai jo, šitame pasaulyje labai yra aktualu jungtis kartu, sekant savo širdim. Nes tame mes esame galingesni. Ir tada iš tikrųjų galime patirti to rezultatus. Šitas kursas ir yra toks ilgas, 6 savaičių, kad tu iš tikrųjų pajudėtum į priekį, kad tu iš tikrųjų
galėtų mėgautis savo širdies veiklos teikiamais vaisiais. Ir ne tik tu, bet ir visas pasaulis. Nes iš tikrųjų taip, tavo džiaugsmas yra visų džiaugsmas. Visų džiaugsmas yra tavo džiaugsmas. Visa esmė sąmonės evoliucijos nėra tiek daug apie tave kaip individualybę, kad tu čia kažką gero darai ir gauni gero atgal, bet vedantis kraštas yra tas, jog darant gerą, tu plėti savo sąmonę ir tu pradedi vis labiau ir labiau jausti kitus žmonės kaip save ir tu pradedi jausti tų kitų žmonių laimę ir džiaugsmą, kuris padaugina tada tavo laimę ir džiaugsmą ir įkvepia dar labiau plėstis ir dar labiau atsiduoti. Tad kviečiu pajausti dabar šitą sąmonės išsiplėtimą ir apsijungimą vienybę sąmonėje, dar vadinamoje Kristaus sąmonėje, irgi ką simbolizavo šitas šventės, kaip Kristaus gimimas, iš tikrųjų yra dabartinėme kontekste Kristaus sąmonės budimas per visus mus. Mes visi dabar esame lyderiai, mes visi esame šito pasaulio ganytojai. Mes esame šitos gamtos, kuri mūsų supa prižiūrėtojai, o ne išnaudotojai. Tai jaučiu tiek šiam begalinis dėkingumas visų tuo dalintis ir taip, ir aš iš tikrųjų savo širdyje jaučiu begalybės virpesį ir aš tai galėčiau daryti amžinai ir darysiu. Tad kviečiu jungtis į ateinantį kursą. Nes laukia daug dovanų ir siurprizų. Tai vėlgi, nuoroda šitą įrašo informacijos skiltyje, o dabar tiesiog laiminu ir atmink, jog viskas, kas vyksta, taip kaip vyksta, yra tavo širdies troškimo išsipildymas veiksme. Ir tu esi beribis kūrėjas. Laimingai.